Nors iki svarbiausių šalyje prezidento ir Europos parlamento rinkimų liko daugiau nei pusantro mėnesio, Darbo partija tęsia savo ataskaitinį turą per Lietuvos miestus. Susitikimuose su žmonėmis dalyvauja kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas bei kandidatai į Europos parlamentą. Prezidento rinkimuose artėja svarbaus etapo pabaiga. Greitai baigsis laikas, kada pretendentai į kandidatus prezidento rinkimuose turi pristatyti 20 000 juos remiančių piliečių parašų. Darbo partijos iškeltas kandidatas jau pranešė, kad surinkta daugiau nei 30 000 parašų. Pasak paties Artūro Paulausko, žmonės susitikimuose reiškia savo palaikymą ir linki laimėti prezidento rinkimus. Pirmadienį kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas vyriausiai rinkimų komisijai pristatė surinktus parašus, kurių beveik 40 000. Tačiau parašų rinkimas tęsiasi ir toliau, tad visi norintys pasirašyti už Artūrą Paulauską kviečiami tai padaryti elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje. Detalesnę informaciją galima rasti Artūro Paulausko Facebook paskyroje. Toliau turas per Lietuvą tęsis Kauno rajone, Marijampolėje ir Klaipėdoje. Kviečiame ateiti. Kaip vertinat prezidento privilegijas? Aš pasižiūrėjau irgi kaip Europoje, tai mes dosnūs esam. Praktiškai tokių privilegijų baigus kadenciją kaip pas mus mažai, gal Prancūzijoje, dar kur nors, kad ir namas, ir apsauga iki gyvos galvos, ir ten visos, reiškia, aptarnaujančios pozicijos. Mes iš tikrųjų dosnūs. Galbūt dabar būtų kažkaip nesuprasta, jeigu aš teikčiau pasiūlymą apriboti tas lengvatas, bet aš manau, kad reikia tą padaryti. Kiekvienam prezidentui po namą baigus kadenciją tikrai nepadovanosim ir turbūt jau dabar, jeigu jau tapo žmogus prezidentu, tai tikrai turi kur gyventi. Išėjęs, manau. Tai visi klausimai ir atsakymai. Ačiū.